Ingo, tu pavyzdžiui, matai, kad praėjusią savaitę Amerikoje lyjo traškučiais ir visos pamokas buvo atšauktos. What? Net pamokas atšaukė? Taip, taip. Iš kur tu čia ištraukė? Straipsnis skaičiau ten tokį internete, ten su tokiais raudonais šauktukais, rašė, spaus čia, sužinok daugiau. ir aš tada paspaudžiau. Stop. Tave akivaizdžiai prigavo. Kas mane prigavo? Čia melagiena visiškai. Melaka? Melagiena. Fake news. Dezinformacija. Misinformacija. Tai... Aš galiu paaiškinti. Pastaruoju metu Lietuvoje vyko didžiausia iki šiol melagienų ir sukčiavimo ataka. Buvo kuriamos žymiausių portalų kopijos, netikri Facebooko profiliai ir nuorodos, o ten melagingos naujienos. Ko gero visi esate internete matę skambių antraščių su žodžiais "Spausk čia, tai šokiruos" arba "Skandalas". Jeigu šalia dar daug šauktukų, raudonų rodyklių, ko gero tai melagiena. Kuo labiau dėmesį prikaustys antraštė, tuo didesnė tikimybė, kad ant jos paspausime. Neretai tokių melagienų tikslas – užsidirbti, tačiau būna ir kitokių priežasčių. Šiandien svečiuose turime žmonės, kurie internete platina vaizdo įrašus, besijuokiančius iš melagienų ir apgauna ne tik paprastus žmonės, bet ir žiniasklaidą. Girdi, kuo galėtumėm pirmą YouTube video padaryti? Aš tai norėčiau, jog būtų fake news. Ten yra Sushi Express. Jeigu pamėgintumėm užeiti už Sushi Express ir tipo mušamės už kavinės. Galim pamėginti. Turim dar sriubytės ingredientų. Mėginsim išpilti ją. Iš kur kilo iš vis mintis sukurti tokį kanalą? Dėl to, kad yra daug dezinformacijos, tų melagienų ar kodėl? 2022 metai. Jo, gudus. Ir mes sakom, padarom kažką crazy. Jo. Kitaip sakant, lietuviškai nurauto. Tai pradėjom nuo TikTok, šokių. Ir tada keliavom Instagram ir paskui galvom, reikia mums kažko daugiau. Mums reikia, kad būtų Lietuvoje didelis skandalas. O kaip padaryti, jeigu ne kurjerių grumtynės. Jo, galvojom, yra kas sukeltų, kad žmonės kalbėtų. Dvi priešininkų kompanijos didelės susimuša. Čia yra genialu. Aš nežinau, jeigu čia ne genijai, tai čia aš nežinau. Profesoriai. Aš esu girdėjęs, kad žmonės mus genijais vadina. Tarkim. Mes, čia toks buvo pirmas bandymas pažiūrėti, ar yra lengva padaryti, kad žinios kalbėtų apie tai. Ir mes neturėjom jokių lūkesčių, mes galvojom pasibandysim, bet ta naujiena sprogo ir tada galvojom, okei, reiškia, Lietuvoje yra netikrinami faktai. Tais laikais, kai dar neegzistavo internetas, žmonės naujienas sužinodavo iš laikraščių, radio ar televizijos. Dabar, kai internetas tapo mūsų kasdienybės dalimi, naujienas ar informaciją gali skelbti kiekvienas. Pavyzdžiui, tu ar aš. Užtenka atsidaryti TikToką ar Instagramą ir iškart sužinosi 100 000 naujienų. Tik tai nebūtinai bus tiesa. Melaginga informacija skirstoma į 3 rūšis. Melagienos. Melagingos naujienos ar istorijos, kurios yra platinamos turint tikslą. Pavyzdžiui, reklamuoti kokį nors produktą. Ši antraštė akivaizdžiai melagiena, nes žada tai, kas stebuklinga ir neįmanoma. Dezinformacija. Kai platinama melaginga informacija, žinant, kad ji melaginga. Taigi norint specialiai pakenkti. Dažnai dezinformacija naudojama karo metu, siekiant nukreipti dėmesį nuo vykdomų nusikaltimų. Norint supriešinti ar išgąsdinti žmonės. Misinformacija. Kai platinama melaginga informacija, manant, kad ji teisinga. Taigi, neturint tikslo pakenkti. Čia jeigu aš nepatikrinusi pasidalinčiau, pavyzdžiui, tokiu straipsniu. Atrodytų, kad jūs tiesiog apgaudinėjat kai kuriems žmonėms, bet tai kokia iš tikrųjų yra jūsų misija šio kanalo? Mes parodom, kad kaip galima apgauti, bet ir tuo pačiu edukuojam, tai parodom, ką reikėtų tikrinti, ką reikėtų skaityti, ką reikėtų rašyti. Mes visada visus video užbaigiam su kažkokia pamokėlė, su edukacija, ką daryti, kokį faktą patikrinti. O dabar eksperimentas. Nedas ir Deividas tuoj eis į gatvę, bandys įkalbinti žmonės pasirašyti peticijas, tokį dokumentą, kurį žmonės pasirašo norintys pokyčių. Tik kabliukas tas, kad peticijos yra netikros, kitaip sakant, melagingos. Pažiūrime, žmonės užkips.
kad tiesiog sugražinam liniuočių bausmes vaikams mokykloje. Kad auklėt normaliai juos. Žinot, reikia parašyti, ką reikia parašyti. Ką dar rašom? Kad vaikai neturėtų mobilų telefonų prie savęs. Tai jo, liniuotės ir mobiliuos telefonus. Tai tiesiog galit, užteks ir parašo. Galite ir vardą, pavardę. Aha. Šiek tiek dėl vaikų. Pavyzdžiui, aš pats turiu vaikų ir man norėtųsi sugrąžinti klupėjimo ant žirnių bausmę. Nes aš neturiu kaip. Tai galit. Gerai, aš tada pasirašysiu. Aš dabar užkalbinsiu, aš moku gražiau užkalbinti. Labą dieną, atsiprašau, gal turit sekundėlę laiko? Mes tik vieną. Mes tengiamės dabar pakeisti šiek tiek požiūrį į laidas, tai norim uždrausti laidas vaikams, o vietoj jų rodyti Lietuvos reperių kovas. Nes reperiai labai daug naudingos informacijos pasako tarp eilučių. Tai galvojom, tiesiog pasirašom teletabiai. Ar duoda ką nors vaikams? Neduoda. Ar beroda iš šis teletabiai? Irgi neaišku. Aš manau, pasirašom ir tiesiog gyvenam gražiau. Nes čia jau daug yra pasirašę žmogeliukų. Man autobusas Tai greitai. Tai tik parašiuką dėkit ir viskas. Net vardo nereikia. Jo. Tai turim sugrąžinti liniuočių bausmes vaikams mokykloje. Turim vieną parašėlį, moteriškė sako, jo, sugrąžinam liniuočių bausmes ir panaikinam mobiliuos telefonus, dar dadėjo pati. Jo. Dar turim vieną parašiuką. Uždrausti laidas vaikams, o vietoj jų rodyti Lietuvos reperių kovas. Tai va, vien per 13 minučių mes surinkom porą parašų, tai čia, kad surinkt kažkiam rimtesniam dalykui, netikram dalykui, galima per valandą labai daug tų Jeigu parašų. tik oras dovanotų mums saulę, tai mes jau būtumėm ir ilgiau pabuvę ir pripildę visą sąrašą. Ir Lietuvos prezidentus būtumėm susirinkę ten 20 000 parašų, tai gali būti, kad kažkada įrinksim. Manau, kažkada kadencija bus mums. Bet tai kaip lengvai žmonės pasirašė tas peticijas, ką? Nežinodami, kas jas parengė, kur jų parašas bus panaudotas. Nu taip, nereikia nieko specialiai apgaudinėti, bet... Taip, ir įsivaizduokit, jeigu gatvėje gali apsigauti, tai kas dedas internete? Metas kitai rubrikai! Tai jūs šokiruos. Spausk ir sužinok daugiau.